Sveiki, senai labai nesimatėm ir šiandien sugalvojau iš tikrųjų labai greitai nufilmuoti maisto holą, kadangi jums jie labai patinka. Tai iš tikrųjų ilgai nedelsiu ir tu padėsim. Šiandien beje maisto holas bus iš barboros.lt. Iš tikrųjų paskutiniu metu pradėjau naudotis jų paslaugomis, kadangi, kaip ir pastebėjo, šiek tiek ir puslapį esu dingusi. Ir yra šiek tiek labai daug darbų, tai reikia kažkaip tai suktis iš situacijos. Tai žodžiu, pati net pamiršau, jau ką užsisakiau, tai pasižiūrėsim kartu. Tai, pirmas dalykas, ką mes čia matom. Icebergas. Va, gražus icebergas. Tarp kitko, aš vat ir kaip praeitą kartą užsisakinėjau, man patinka. Jie atveža gražius, atrenka gražius vaisius. Nežinau, jeigu kažkas nusivylėt, pasakykit, aš tai tikrai nenusivyliau. Nu, dar tik tai antrą kartą užsisakinėjau, tai žiūrim, kas čia bus. Tada yra cukinijos. Kilogramas 47 centai. Darysiu troškinį tokį su vištiena, tai kažkaip pagalvojau, kad visai norėčiau cukinijų. Tada, nu čia dabar geras. Užsisakiau pomidorų 200 gramų. Tai va vienas pomidoras. Kodėl tiek mažai iš tikrųjų? Dėl to, kad turiu pomidorų ir galvau, kad 200 gramų bus bent 3. Nu, nesvarbu. Yra kaip yra. Ir užsisakiau svogūną. Jėtus, 100 gramų vienas svogūnas. Na jo, tai gerai, aš prašoviau, tikrai žinau, kiek kas sveria. Nu, svogūnų man daug ir nereikėjo, bet bent jau kelių. Na taip ir būna, aišku. Ok. Toliau. Vienkartiniai peliukai, nieko įspūdingo. Tada didelis pokas špinatų. Jeigu kada nors pamatysite pas mane maisto blogą, kuriame nebus špinatų, tai kažkas bus. Toliau. Žiūrim, ką čia turim. Pjaustyti pievagrybiai. Dedu ją dabar į salotą, kiaušinienį visur. Pasinešiu pievagrybių. Pilvos agurkiukai. 700 gramų čia beveik daug. 27 kalorijos. Nu, prie kiaušinio bus labai gerai. Tortilija su špinatais. Niekada nebandžiau, bet iš tikrųjų tikrai labai noriu pabandyti. Savaitgalį kažką pasilepinsiu, pasidarysiu su vištienos, su kalakutienos faršu. Tai tikrai bus, manau, neblogai. Tada alyvuogės. Be kauliukų paprastos juodos alyvuogės. Ir anakardžių riešutai. Iš tikrųjų, aš nusipirkau anakardžių riešutų pasigardinti, bet atvažiuoja pas mane mama ir, žodžiu, visus suvalgo. Aš ją aiškinu, kad reikia po truputį. Nu, jinai to nesupranta, valgo ir viską. Toliau. O, sūriukai. Eilinį kartą žmogui, kuris remontuoja mano namus. Bet matyt, kaip gražiai sudėta. Kas čia? Barbora jums dovanoja. Nu. Pasižiūrim, ką gavom dovanų. Iš tikrųjų, praeitą kartą tai gavau dovanų, va, dar turiu daug šuns ėdalo. Va, šitą. 3 tokius ir 7 šlapio daliuko ėmiau tiesiog paprasta. O, dobilas. Tarp kitko, šviežias sūris su persikais. Nu, pasižiūrim, energetinė vertė. Čia mes turim, kiek mes čia turim, 86 gramus, 82 kalorijos, 8 gramų cukraus. Nu, daug. Saikingai saldinta, kalcis, baltymai. Nu, šiaip, kodėlgi ne, tiesa, užkandžių kartais turėti sūris su bananais ir sūris su vanilė. Labai įdomu, tikrai paragausiu, ačiū. Taip, toliau. Tarkuotas džiugo sūris, čia aišku ant salotų jais, kažkokiu tokiu reikės pasigardinti gyvenimą. Graikiškas jogurtas, tarp kitko, va, dabar Barborai buvo, užsakinėjau 78 centai. Visai. Ir įdomu, vat, pavyzdžiui, kiek galioja. O, iki rugpjūčio 17, tai spėsiu tikrai sunaudoti. Tada kiaušinukai 10 vienetų L dydžio. Nes tikrai neturiu, aš šiaip jums sakiau ne kartą, kad važinėjau ten tikrai ir į Lidlą, ir į Min nusipirkti visko, ko man reikia, bet nu paskutiniu metu tikrai neturiu tam galimybės.
šiek tiek net jau parkėjimo dėl visko, bet, nėra padėties be išeities. Valio, ir internetas, šviežių viščiukų ketvirčiai, 1,5 kilogramo. Pasinešiau dabar aš ant tų ketvirčių, nebegaliu. Tai vat eisiu iš karto troškinti. Tada 2 pakeliai liesos varškytės, irgi ten buvo akcija po 45 centus. Tarp kitko, kiek aš sumokėjau? 30 eurų. Prašau. Kai nueini į parduotuvę, turbūt dar daugiau išleidi. Sūris. Sūris Fitaki. Iš tikrųjų noriu pabandyti ir pasidaryti su jo salotas. Nes kai karšta, tai aš gelbėjusi salotom, dėl to, kad aš nenoriu nieko ir noriu kažko gaivaus ir noriu gerai jaustis. Ir esu jums tą nekartą sakęs. Ir turim dar 2 pagrindinius, aišku, ir jums ne pirmą kartą matytus mano Alpro gėrimukus. Vienas kokosų, kitas lazdyno riešutų. Tai va, ką dar norėjau parodyti, tai yra tokias kaip ir naujienas mano virtuviai. Čia yra iš Protein Works proteininiai triufeliai. Vienas triufelis yra 30 gramų, jame yra 96 kalorijas. Iš tikrųjų paėmiau Ambairio pabandyti. Man įdomu viską išbandyti, tai kodėlgi ne. Ir čia yra proteininis sausainis. Tarp kitko, kažkada darysim video, kai turėsiu orkaitę ir kepsim proteininius sausainius pačios ir patys. Taip, ir toliau naujas padažiukas klevų, tai yra Zero Calories sirupas ir iš tikrųjų man jis labai patinka. Ir dar išbandžiau iš Protein Works šitą sirupą irgi klevų, taip pat irgi labai patinka. Tai labai rekomenduoju, galim įsigyti papildų pasaulį, man atrodo. Dabar tai aš siunčiausi, bet esu iš jų pirkusi šokoladinį prieš tai, tai labai iš tikrųjų man patinka ir aš naudoju. Tai va, tai ką, realiai viskas, man labai taip, viskas labai mini, bet taip ir norėjau, nes iš tikrųjų man apsipirkinėt patinka, o kadangi nebuvo galimybės, tai tiesiog šiek tiek, kad išgyvenčiau ir nenumirčiau iš bado. Ir dar, aišku, norėjau jums parodyti savo, kokią šiandien gavau dovaną. Argi nenustebęs. Kvapas nuostabus. Iš tikrųjų, norėjau pasakyti kai ką. Kai pradedi mylėti save, tai patikėkit, aplinkiniai pradeda mylėti jūs dar labiau. Ir dėja, bet tai yra tiesa. Kai žmonės mato, kad tu gerai gyveni, kad tu esi laimingas, jie nori būti šalia žmonių, kurie skleidžia gerą nuotaiką. Tai tą itin pastebėjau savo gyvenime. Ir beje, yra dar proteino. 908 gramai, bananų šokoladų skonio, dar keli yra, tai tikrai, jeigu kam reikia, galite kreiptis. Nes turiu apsikrovusi visą virtuvę. Ir pati pabandžiau, asmeniškai savo susakiau šitą raspberry skonio. Žinokit, kvapas tai kaip ledų braškinį, konkrečiai. Ir dar pabandžiau savo, kur čia yra, ir dar pabandžiau savo. Aš manau, kad mano yra tokia užduotis viską išbandyti, tai išbandžiau irgi iš Biotecho vanilės skonio. Viskas tinka ir patinka, bet prioritetas, aišku, yra bananinėme šokoladinė. Nežinau, gal dėl to, kad pratus, nežinau, bet tiesiog čia mano pasirinkimas. Tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Pažadu greitai sugrįžti į ekranus, nes pastebėjot, kad trupučiuką esu dingus, bet mes visi esam žmonės, teisingai. Ir visi turim kažkokių tai darbų, o gyvenk sveikiau su manimi yra, kaip ir mano laisvalaikis. Tai tikrai, kai tik atsiras laiko, iš karto grįšiu. Taip kad viso ir būkite sveiki.